Spalio 20 dieną vyko didžiausia Microsoft technologijų konferencija Lietuvoje Tech Day 2011. Visą dieną šurmuliavusiame renginyje žymus ekspertai iš mūsų šalies bei užsienio dalijosi patirtimi apie Microsoft technologijas ir naujausias tendencijas. Kaip teigia kompanijos pardavimo Lietuvoje direktorius Valdas Markevičius, pagrindinis renginio tikslas – pasiekti kuo didesnę IT sektoriaus auditoriją. Tikslas šito renginio buvo, kad maksimaliai plačiai pasiekti Lietuvos auditoriją informacinių technologijų srityje. Ir čia mes pakvietėm ir IT profesionalus, ir administratorius, ir netgi sprendimų priėmėjus, kaip ir technologinius, taip ir verslo sprendimų priėmėjus. Taigi tikslas yra maksimaliai plačiai paskleisti rinkai žinią apie turimas Microsoft technologijas. Konferencija Tech Day 2011 buvo padalinta į dvi dalis. Pirmoji skirta programavimo specialistams, o kita IT vadovams bei profesionalams. Microsoft technologijų ekspertas Šarūnas Končius dalijosi savo patirtimi apie laisvą darbo stilių, asmeninių vartotojų patirčių svarbą ir konsumerizaciją. Bendros tos kryptis vėlgi dvi dalis turbūt. Vartotojų pusės judėjimas matosi, konsumerizacija, tai yra įvairesni įrenginiai, daugiau įrenginių, kurios turi kiekvienas žmogus ir noras su tais įrenginiais daryti viską, būti prisijungus nuolatos. Toliau ta technologija, kuri duomenų centruose, tai yra virtualizacija, kuri leidžia konsoliduoti serverius ir, sakyčiau, debesų kompiuterija. Didžiulio klausytojų dėmesio ir susidomėjimo sulaukė Šarūnas Končius tikino, kad jam pačiam, kaip ir kitiems atėjusiems į šį renginį, Tech Day 2011 atvėrė daug galimybių. Galimybė susipažinti, galimybė pamatyti ir, kas labai man svarbu, pabendrauti gyvai su tuo pranešėju, kuris papasakojo savo patirtį, čia pat parodė, ką jis yra padaręs. Tai yra jo paklausti, į kokią pusę jis eina, galbūt pasiklausti tų klausimų, kurie man yra aktualūs. Tai, manau, kitur tokio šanso nebus, tik tai tokiuose renginiuose. Po pagrindinių pranešimų dalyviai pasiskirstė į 5 lygiagrečias sesijas, kuriuose galėjo rinktis iš 25 pranešimų. Itin lauktas buvo Mikas Černomordikovas, daugeliu lietuvių žinomas Microsoft technologijų ekspertas iš Rusijos, programuotojams pristatęs HTML5 ir Windows Phone subtilybės. Lietuvos ir užsienio specialistai kalbėjo ir apie Microsoft produktų, tokių kaip Silverlight, SharePoint, Office 365 pritaikymą, panaudojimą ir geriausius sprendimus. Nemažai dėmesio skirta ir debesų technologijoms. Susipažinti su naujovėmis ir tendencijomis Microsoft kvietė visus norinčius – klientus, draugus ir, žinoma, svarbiausius partnerius, tarp kurių ir 5 kontinentų įmonių grupė. 5 kontinentai tai yra mūsų tikrai labai didelis svarbus partneris, kuris yra pasiekęs aukščiausią kompetencijos lygį ir mes tos partnerius vadinam mūsų auksiniai partneriai arba turintys Gold Certified Partner statusą. Tai iš tikrųjų yra labai didelis įvertinimas kaip ir Microsoft atžvilgių įmoniai, bet tuo pačiu tai yra ir įmonės vertė, kurią jinai gauna turėdama tokį partnerystės statusą, vystydami tam tikras sritis, patapdami tam tikrų sričių specialistai, kaip kad mobility, kaip kad duomenų platformų, kaip developmento platformų šiuose srityse. Tech Day 2011 taip pat buvo galima susipažinti su naujais technologiniais sprendimais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, pavyzdžiui Windows Phone, ar išbandyti elektroninę darbų lentą populiarią dažname projektų biure. Juk elektroniniu būdu tvarką palaikyti ne tik paprasčiau, bet atrodytų ir smagiau. Nors šis renginys ir buvo skirtas profesionalams, Šarūno Končiaus teigimu ir paprastas vartotojas, besidomintis informacinėmis technologijomis, čia galėjo atrasti ką nors įdomaus. Programavimo entuziastai, kurie galbūt nėra programuotojai darbo metu, čia gali pamatyti tų naujovių, apie kurias kiti kalba arba užsienyje jos matosi, o čia Lietuvoje sunkiau pamatyti gyvai. Tai kalbu pavyzdžiui apie programavimą Kinectui, žaidimai ten, kur valdymas rankomis, kojomis ir panašiai, ir koks nors programavimas telefonui, kas irgi dabar yra labai populiaru ant bangos, ką iš tikrųjų galėtų daryti entuziastai. Minėtam Kinect abejingų tikrai nebuvo. Galimybė virtualiai pažaisti tenisą ar dalyvauti bokso raunde suviliojo ne vieną. Kągi, drąsiai galima teigti, jog Microsoft uždavinys suburti IT entuziastus ir profesionalus įvykdytas. Tech Day 2011 IT konferencija su polėkiu.